Ne jums, o mylimam žiūrovui noriu pranešti, kad pirmasis, kuris panoro perauklėti Budulį, buvo ne kas kitas, o orbitos komendantas kapitonas Algirdas. Tai tu eini ar ne? Eik, labą dieną. Labą dieną. Paplaukit. Mėly vaikai, labai jums ačiū, kad pakvietėte mus į savo būrį. Mes su malonumu atėjome čia ir atvedėm jums Budulį. Tam, kad jūs pamatytumėte, koks tai yra blogas žmogus ir kad niekada tokie netaptų. Jo burna yra bloga, juoda ir mintis yra labai blogas. Būtų tamsiau, tai atimčiau iš jūsų visus centus, į galvą duočiau ir dar laikrodį nuimčiau kam nors iš jūsų. Gal kas norėtų pabandyti tapti Buduliu? Kas norėtų tapti Buduliu? Prašome, jūs panelė. Prašom, ateikit čia. Da jūs duosiu tabletę. Prašom ištirpinti jas eilėse, sukramtyti, kad ant liežuvio. Neskubėkite, ramiai. Netrukus jūs prisijungsite prie mūsų budulenių gaujos. Nu va, turime ir panelę. Paplojam. Будуль спеть может? Конечно, galiu. O, nu где же вы, девчонки? Gerai? Gerai, sesim. Taigi, vaikai, gavę jūsų pavojaus kupiną signalą pas mus į orbitą, mes negalėjome net važiuoti ir neparodyti, kad Budulis iš tikrųjų yra geras žmogus. Ne toks blogas, kaip kad gali atrodyti per televiziją. Tikiuosi, jūs patikėjote juo ir tikiuosi daugiau niekada pas mane nekviesite. Varom iš čia. Viskas. Iki malonaus, vaikai, buvo labai malonus su jumis. Viso gero. Poniškai negalim, sakai, sugadinti turi viską. Na, žiūrėk, prigriau. O tu mane ko pagnau, pats blogesnis už mane. Pasižiūrėk į savo mintis. Velnės reikėjo pagrobti kokią mergaitę ir pareikalauti išpirkos 100 litų. Nu, kelis kart blogesnis už mane. Jo, tikrai blogesnis. Varom į orbitą. Varom. Tai ar jau viršininkas persiauklėjau? Tik aš dar ne. Tai aš jau dabar taip išeina toks kitoks Budulis, ar ne? Kitoks tu būsi po reklamos ir po Velykų. Surimtėjim. Eik, Buduli. Kur? Į kitą, į paskutinę laidos dalį.